Kristaus atsimainimas ne vieną ir ne du, daugiau kartų skaitoma metuose. Turime vasaros viduryje nuostabią šventę, Kristaus atsimainimo šventę. O dabar ką reikštų Kristaus atsimainimas skaityti ir medituoti mums gavėnios laike? Koks turi būti šiandien Kristaus atsimainimo supratimas? Ir mielieji, švenčiame gavėnę, kaip ir liturginius metus, atskirais skaitinių ciklais A, B, C. Šie metai yra B. Jie dovanoja Evangeliją pagal Morkų, tačiau kiekvienais metais antrą gavėnios sekmadienį mes girdėsime Kristaus atsimainimą. Ir džiaugiuosi su maestro Vadimu, mes aptarėme repertuarą. Šiandieną repertuaras buvo parinktas visas kančios. Sakau, Vaidimai, dar mūsų viešpats nekenčia. Dar laukime kančios savaitės ir liaudiškai mes neturime pasiduoti tą mūsų visam gavėnios supratimui, kad nuo Pelenų trečiadienio iki pat Didžiojo penktadienio Kristus Golgotos kalne ir neša vis kryžių kančia. Dvasingumo liturginio teologija sako, kad šis laikas, mielieji, ypač pirmoji gavėnios pusė, yra žvilgsnis į mane. Žvilgsnis į tavo vidų. Tai nėra žvilgsnis į kenčiantį Kristų ir mes nuo vidurio gavėnios pradėsime žiūrėti į kenčiantį tarną. Šis darbas, kurį mes dabar turime atlikti savo širdyje, tai yra širdies atpažinimas ir apsivalymas. Taigi esame kviečiami lipti drąsiai į Golgotos kalną ir matyti ne kančią, matyti spindintį Dievą. Kažkada manau, kad ir Roko mama dalinsi savo patirtimi, reikia laiko, ką reiškia matyti Dievą atsimainantį savo didžiausio gyvenimo išmėginime. Šiandien ši Evangelija skamba su pirmuoju skaitiniu. Abraomas pagaliau senatvėje, netikėtai ir tik Dievo malonė iš labai senos savo žmonos Saros sulaukė sūnaus. Ir Dievas pareikalauja sūnaus aukos. Tai šios dienos Kristaus atsimainimas, mielieji, turi ir skambėti būtent Izaoko kančios ir paaukojimo šioje supratimo visoje, sakytume, dvasinėje teologijoje. Ką reiškia, mielieji, paaukoti savo sūnų šiais laikais? Abraomas, kaip ir šiandieną tikriausiai, tuo metu gyveno apsuptas pasaulio, kuris reikalavo realiai paaukoti pirmagimį. Ir tai yra Balo religija ir dar kita religija, du atskiri pagonių tiesiog stabai, jiems aukojama, tai yra tuo metu tarsi būtų įprasta. Ir kada Dievas pasako, jog tu turi paaukoti savo sūnų, mielieji, Abraomas supranta, kaip pagonių dievai, taip ir mano tikrasis Dievas reikalauja sūnaus. Tai reiškia, mano Dievas nieko nesiskiria nuo Balamo dievo. Mano Dievas nieko nesiskiria nuo kitų pagonių dievų, nes jis reikalauja mano viengimio, pirgimio sūnaus aukos. Ir Abraomas, būdamas be galo teisus, nulenkia galvą ir eina aukoti savo sūnaus. Mėlyje, Abraomas supa tą sferą, kuri supa kiekvieną žmogų. Ir šiandieną mus stabai reikalauja paaukoti savo pirmgimį. Jūsų jaunystės karjera, jūsų kartais gyvenimo lygmuo, sakote, mes nenorime vaiko. Mes susilaikome. Mūsų momentai, kada galvojame, kad mūsų sveikata ir mūsų grožis yra svarbiau negu vaiko atėjimas. Mūsų šių dienų stabai reikalauja ne mažiau iš jūsų pirmagimių, jūsų vaikų, kuriuos ir paaukojate. Tai yra toks supratimas tuo metu supo ir Abraomą. Jis taip pat suprato, kad turi paaukoti, matyti dėl savo dvasinės karjeros, savo pirmgimį sūnų. O ką reiškia atsimainimas? Mielieji,
Dievas niekada nereikalavo ir nereikalaus tavo sūnaus. Tai pasaulis atima mūsų kartais laisvę, mūsų gyvybės, sveikatas, tai yra mūsų gimtosios nuodėmės pasieka. Kada mes ištiesime ranką savo tikėjime, blogai suprasdami tikėjimą, Dievas sako, ką tu darai? Dievas tave ir tavo sūnų nori apsaugoti. Ir Dievo atpažinimas čia ant Taboro kalno, mėlyje, yra visų mūsų pergalė. Labai linkiu nebijoti kopti su Dievo sūnumi į Taboro kalną ir pamatyti šį regėjimą. Mes galvojame, kad mūsų daug pastangų, religinės pastangos kaip apsimarinimas, mūsų askezijas, net maldos prailgintos, jūs galvojate, kad jos jūs prie Dievo priartina. Šiandieną 3 pagrindiniai apaštalai prie Dievo priartėja per naują žvilgsnį. Tai tik Dievo artuma gali pakeisti ir tave pakeisti. Pakeisti tave ir priartinti. Ir mūsų askezijas neturi tiek galios, kiek tavo tylus atpažinimas Dievo. Kartais tavo piligriminė kelionė, tavo ieškojimas va taip, visai kitomis pastangomis, Dievo atradimas yra didžiausias mūsų sielos paaugimas ir žmogus auga labiausiai atradęs Dievą ir atpažindamas jį. Melskime, kad atsimainytų mums Viešpats Jėzus mūsų gyvenimuose. Juos esame taip pat pasaulio įtakoti. Dievas sudėjo tam tikrus supratimus. Dievas turi tam tikras ir į mūsų pusę, tarsi įsipareigojimo sferas. Mėlyje, neapsigaukite. Dievas neprašo nei vienos gyvybės ir Dievo sūnus tegul būna jums atsimainimas. O mūsų kelionė į dykumą. Ši kelionė į dykumą, praeitą sekmadienį mes mąstėme apie Sataną, šėtoną, kuris gundo mus. Ir taip pat kalbėjome apie angelus, kurie tikrai angelai mus saugoja. Tai popiežius Pranciškus dykumoje dar išvelgia ir 3 personažą, kurio mes praeitą sekmadienį neapmąstėme - žvėrys. Kas yra tie žvėrys mano gyvenime, kurie mane gąsdina, kurie mane gundo ir tiesiog mano yra gyvenimo dalis. Iš popiežiaus Pranciškaus minčių laisvai jas cituojant. Broli, sese, tu jau esi dykumoje, tai yra gavėnios metas. Tai yra mūsų mėlyjeji vidinė dykuma, o ką mes čia sutinkame? Sutinkame laukinių žvėrių ir angelų. Kas yra tie laukiniai žvėrys tavyje? Dvasiniam tavo gyvenime jis gali pavadinti netvarkingas savo aistras, kurios skaldo tavo širdį ir bando ją užvaldyti. Laukiniai žvėrys mūsų viduje mus vilioja, daug žada. Jei nesame atsargūs, jie gali mus suplėšyti į gabalus. Šiems sielos žvėrims galite duoti 2 vardus - įvairios ydos, nevaldomas turto geismas, įkalinantis mus išskaičiavimuose ir nepasitenkinimuose, malonumų tuštybė, pasmerkianti mus nerimui ir vienatvei, šlovės godumas, sukeliantis nesaugumo jausmą ir nuolatinį poreikį gauti patvirtinimą savo, lipti per kitų galvas ir panašūs dalykai. Štai mūsų žvėrys. Kovokite su šiais laukiniais žvėrėmis, sutramdykite juos, nes kitaip jie praris jūsų laisvę. O kad pamatytumėte juos, kad suprastumėte,
Kokie jie yra, susidurtumėte, mėlyjei, tam ir išėjome į gavėnią, į širdies dykumą, tam šis laikas skirtas. Prašykime, kad Dievo angelai, tikrieji pasiuntiniai, padėtų mums daryti gerą. Tegul šventoji mergelė, kuris saugojo žodį, neleido savęs paliesti piktojo pagundoms, taip pat padeda mums šiame kelyje. Vakar dienoje antrosios didelio masto Rusijos invazijos į Ukrainą metinėse buvo malda ir pasninkas už Ukrainos pergalę ir teisingą taiką diena. Nuo 9 ryto iki vakar Ukrainos graikų apeigų katalikai dalyvavo maldos maratone. Kiekviena vakar tos maldos valanda buvo skirta už tuos, kuriems labiausiai reikia. Mėlyjei, savo širdimi junkimės prie vakar dienos vykusio maldos maratono. Už karius, kapelionus, našlaičius, kalinius, gydytojus, perkeltuosius asmenis, žuvusiuosius, artimuosius, už Ukrainos tikinčių bendruomenės gyvenančias ties fronto linija, už rusų okupuotose teritorijose žmonės gyvenančius. Ir žodžiai, kuriuos kalbėjo Ukrainos graikų dvasinis lyderis. Stovėkime, broliai, seserys, kartu kaip viena Dievo tauta prieš viešpaties veidą ir melskimės. Melskimės, kad sustabdytume blogio viešpatavimą. Tegul daugiau nemiršta mūsų vaikai, tegul nebedega mūsų miestai ir kaimai, tegul šis karas nebeparalyžiuoja būsimų ukrainiečių kartų sielų, kūno, jų likimo. Dieve, laimink Ukrainą, Dieve, laimink mūsų gynėjus, Dieve, palaikyk mus šiame pasipriešinime blogiui, Dieve, palaimink Ukrainą savo teisingą, dangišką taiką. Amen.